Sveiki ir sveiki atvykę į vaizdo įrašą, kuriame pasidalinsiu savo patarimais, kaip sėkmingai dalyvauti elektroninėme konkurse. Žinoma, šie patarimai gali būti tik bendro pobūdžio. Laiminti kiekvieno konkurso paraiška natūraliai priklausys nuo konkrečių to konkurso reikalavimų. Tačiau galiu rekomenduoti stebėti potencialiai įdomius projektus Dream sistemoje dar prieš jiems atsirandant Prozoro platformoje. ICC Ukraine Rebuild portalas padės jums tai padaryti. Tai suteikia jums laiko apsvarstyti, ar ir kaip atsakysite, kai projektas bus patvirtintas. Taip pat turėsite daugiau laiko ir galimybių susirasti partnerių, jei manysite, kad geriausias variantas būtų dalyvauti konsorciume. Gerai, pažiūrėkime į mano 10 karštų patarimų sėkmei pasiekti. Kaip minėjau, tai yra bendri patarimai, o konkretaus konkurso reikalavimai gali nulemti specifinį požiūrį. Taigi, štai mano 10 patarimų, kaip laimėti konkursą. Pirmasis patarimas – kruopščiai pasiruoškite iš anksto. Būtent čia išankstinis pranešimas, kurį gaunate iš ICC Ukrainos portalo, suteikia didelį pranašumą. Toliau siūlyčiau pradėti nuo kelių mažesnių konkursų. Įgykite patirties ir sukurkite įvykdytų konkursų istoriją. Tai padidins jūsų žinomumą. Išsamiai išnagrinėkite konkurso dokumentaciją. Tai suteiks jums įžvalgų, kurių reikės norint pateikti laimingį pasiūlymą. Atsakymai dažnai slypi pačiuose klausimuose. Įsitikinkite, kad pasiūlymas išsamiai atitinka visas sąlygas ir reikalavimus. Tai apima kainą, kokybę, terminus ir viską, ko dar prašoma. Turite atsakyti į visus reikalavimus. Jei negalite įvykdyti visų reikalavimų, susiraskite partnerį, kuris gali tai padaryti. Konsorciumų pasiūlymai yra visiškai priimtini. Jei nežinote, į ką kreiptis, susisiekite su ICC Ukraina, jie jums padės, jų kontaktiniai duomenys pateikti žemiau aprašyme. Kuo anksčiau pradėsite ieškoti partnerių, tuo geriau. Gali būti, kad jau žinote, jog jums reikės partnerių, ypač vietinių įmonių, kurios prisijungtų prie jūsų teikiant pasiūlymus. Tokiu atveju pradėkite ieškoti jau dabar. Nesulaukite, kol bus paskelbtas konkretus projektas. Aukcione turite 3 galimybės pateikti mažesnį pasiūlymą. Paruoškite šias galimybės iš karto, kai tik apskaičiuosite savo sąnaudas. Ne visi kontraktai skiriami vien tik pagal kainą. Konkurso dokumentuose bus nurodyti kriterijai, pagal kuriuos bus sprendžiama, kam bus skiriamas kontraktas. Kaina ne visada yra vienintelis aspektas, tačiau ji bus svarbiausias elementas. Visi dokumentai turi būti pasirašyti skaitmeniniu parašu. Jei nesate tikri taip tai padaryti, grojaraštyje Rebuild Ukraine, Tradevic Ukraine yra vaizdo įrašas apie Ukrainos prekybos skaitmenizavimą. Jame bus pateikta visa informacija, kurią turite žinoti apie skaitmeninius parašus Ukrainoje. Labai svarbu, kad išvengtumėte klaidų savo pasiūlymo atsakyme. Dažna atmetimo priežastis yra klaida dokumentacijoje. Jei laimėsite konkursą, būtinai griežtai laikykitės jo sąlygų ir reikalavimų. To nepadarius galite sulaukti baudų ir pakenkti savo profesiniai reputacijai. Ir galiausiai mano 10 patarimas. Jei nelaimėjote konkurso, nenusiminkite. Patikrinkite, kas laimėjo ir kokios yra jų sutarties sąlygos. Jei manote, kad sprendimas buvo nesąžiningas, turite teisę apskųsti. Jei sprendimas buvo pagrįstas, galite palyginti laimėtojo pasiūlymo sąlygas su tomis, kurias siūlėte jūs. Tai padės jums išanalizuoti, ką reikės padaryti, kad ateityje laimėtumėte panašius konkursus. Tai gali reikšti net ir susisiekimą su laimėjusia įmonė, kad aptartumėte galimą bendradarbiavimą ateityje. Na, tai buvo mano 10 patarimų, kaip parengti laimintį pasiūlymą. Iš jų, sakyčiau, svarbiausia yra kruopščiai pasiruošti iš anksto ir įsitikinti, kad jūsų pasiūlymas atitinka visus konkurso reikalavimus. Tikiuosi, kad jums tai buvo įdomu ir naudinga. Jei taip, Oleksi man sakė, kad labai padėtumėte, jei paspaustumėte patinka mygtuką ir užsiprenumeruotumėte šį kanalą, kad gautumėte naujienas. Taip pat pasidalykite šiuo vaizdo įrašu ir grojaraščiu su savo verslo kontaktais.
Svarbiausia, prisiminkite, kad mes esame čia, kad jums padėtume. Mano kontaktinę informaciją galite rasti šioje skaidrėje ir aprašyme apačioje. Mano vardas Marina Busan-Svirska. Laukiu jūsų atsakymo ir linkiu visokeriopos sėkmės. Bet prieš uždarydamas vaizdo įrašą, Oleksij norėtų su jumis pasikalbėti. Marina, labai ačiū už 3 pristatymus, kurie visi buvo kupini praktinių patarimų ir įžvalgų. Esu tikras, kad dabar žiūrovai aiškiai žino, ką reikia daryti norint pasiruošti, kaip sekti projektą ir galiausiai, kaip pateikti pasiūlymą. Labai vertiname laiką, pastangas ir profesionalumą, kuriuos įdėjote kurdama šiuos pristatymus. Kaip sakė Marina, jei jums reikės bet kokios pagalbos dalyvaujant šiuose viešojo sektoriaus projektuose, prašome kreiptis tiek į Mariną, tiek į mane. Mielai padėsime. Kaip įprasta, norėčiau pasakyti, kad jei ši informacija jums buvo naudinga, spustelėkite mygtuką patinka ir užsiprenumeruokite mūsų kanalą, kad gautumėte naujausią informaciją. Taip pat nepamirškite pasidalyti šiuo vaizdo įrašu ir grojaraščiu su savo kolegomis ir verslo kontaktais. Būtume tai tikrai dėkingi. Mano vardas Oleksij Kožanov. Marina ir laukiu jūsų žinių. Kartu galime sukurti geresnę ateitį.